Sveiki, mėlyjeji, kaip laikotės? Sausis vos prasidėjo, o tu jau spėjai pamesti visus savo naujametinius pažadus? Na žinai, sportuoti nuo sausio pirmosios nepavyko, mesti rūkyti tik pirmąją savaitę, sveikiau maitintis, na bent jau iki šaldytuvo nueiti sveikiau. Bet mano draugelis dar išradingesnis. Jis šiemet pažadėjo daugiau skaityti. Tai dabar žiūri filmus su subtitrais ir visiems aiškina. Ašgi skaitau. Gudrolis, ką? Galvoji kažką tokio gudraus pritaikęs ir investicijoms? Turiu tau blogų žinių. Kapitalas tai netriušis, pats nepasidaugins. Jeigu nori daugiau pinigų, teks susiimti ir imtis veiksmų pačiam. Ir štai čia aš kaip visada tau ateinu į pagalbą. Šiame video kalbėsiu apie tai, kur investuoti 2025 metais, kad tavo pinigai augtų greičiau nei bambukas. Bei ką mūsų piniginėm žada žaliosios medinės gyvatės metai. Suintrigavau? Puiku, nes mes net nepradėjom. Pasiimk kavos, įsitaisyk patogiai, nes dabar lekiam sužinoti visų šių atsakymų. Jeigu bent minimaliai domiesi kinų kalendorinių metų simbolika, žinai, jo gyvatė laikoma išminties, intuicijos ir stabilumo simboliu. Ko jau ko, pastarojo stabilumo pasaulyje paskutiniu metu tikrai trūksta. Tai suvokdamas Nyderlandų Saxo Bank net pateikė skandalingų finansinių prognozių 2025 sąrašą. Kokių košmariškų scenarių ten tik nerasi. Ir Trumpą galtinai pribaigsinti dolerį, ir elektrifikacijos bumo sukeltą OPECO griūtį, ir it Feniksas iš pelenų besikeliančią svaro sterlingo galę. O kur dar visos juodosios gulbės ir geopolitinių rizikų sukeltos pasekmes. Tiesa, pats bankas pažymi, jog visi šie hipotetiniai įvykiai, nors ir gali smarkiai supurtyti finansų rinkas, visgi realybėje yra mažai tikėtini. O štai tradiciniai orakulai 2025-uosius žvelgia gan optimistiškai. Net pačiais kukliausiais paskaičiavimais pasaulinis BVP šiais metais neišvengiamai augs. Pavyzdžiui, slogių ekonominių nuotaikų ir politinės įtampos kamuojamai Europai ECB žadina nors ir ne aukso kalnus, bet bent jau 1,1% BVP prieaugį. Technologijų sektoriaus traukiama JAV prognozuojamas 2-3% bendrojo vidaus produkto padidėjimas. Na, o geriausias laimės sausainiukai šiais metais keliauja į Azijos regioną. Kol Kinija kamuoja galvos skausmai dėl stagnuojančios ekonomikos, o Japonija kenčia nuo akyse senstančios visuomenės, bendra regiono perspektyva išlieka visai neprasta. Čia numatomas vidutiniškai 5% siekiantis ekonominis spurtas. Užvis labiausiai nuskilo indams. Kastų sistemos mėgėjai 2025-uosius pasitinka tikėdamėsi jiems žadamo 7% bendro vidaus produkto prieaugio. Kame paslaptis? Indijos viduriniojoje klasėje, kuri vis daugiau vartoja ir investuoja. O tai leidžia šaliai monetarinę politiką kreipti ten, kur labiausiai reikia – kovai su infliacija. Na, jeigu tu nenori atsilikti nuo Delio ar Mumbajaus gyventojų, turiu tau išeitį. Nesijaudink, siūlyti tau melstis Krišnai ar mautis Gange tikrai neketinu. Nuo šitokių veiksmų tavo piniginė vargu ar papilnės. O štai pinigus uždirbti Freedom24 platformą tikrai galiu parekomenduoti. Kodėl? Nes palūkanos ekonomija kaip šventoji karvė hinduizme. Laisvai klaidžia, tai žemyn, tai aukštyn. Ir priminti tau, kad Freedom24 dar ir dovanų gali gauti. Nemokamų įvairių kompanijų akcijų, kurių kiekviena kainuoja nuo 3 iki 800 baksų. Ir visa tai vien tik už sąsto atidarymą ir pinigų įnešimą, pasinaudojus welcome promo kodais. Žodžiu, nepatingėk pasmalsaut, apsilankyk po šio vaizdo įrašo paliktose nuorodose ir sužinok, kaip susikurti pasyvių pajamų šaltinį. Na, jeigu jau prakalbame apie įplaukas, keletą paskutinių metų mano, tavo ir broniaus iš gretimo vienkiemio pajamos godžiai graužia rupūžę infliaciją. O vad gyvatės dažniausiai savo grobio nei sukramtyti, nei sužiaumoti negali. Jos paprasčiausiai praryja jį visą. Tikėtis, jog 2025-aisiais infliacija kas nors taip stebuklingai sudros, nurys visą iki paskutinio gabaliuko, būtų naivoka. Visgi Tarptautinis valiutos fondas išlaiko optimizmą ir tvirtina, kad per ateinančius 12 mėnesių pasaulinė infliacija stabilizuosis ties 4,5%. Europoje iš vis turėtų priartėti prie išsvajotųjų 2%. Jei ir tu naktimis sapnuoji mažesnės įmokas už būstą ar automobilio paskolą, miegok ramiau. Tikėtina, jog tavo sapnams šiais metais lemta išsipildyti. Juolab, kad kartą paragavęs negali sustoti. O pernai palūkanas apkarpyti pabandė ir JAV, ir pati Europos Sąjunga. Ir ne po vieną kartą. Pavelas, na tas Fedo dievukas dievagojasi, kad 2025-aisiais jo vadovaujama institucija mažins palūkanas normas dar bent jau 2 kartus. Europa taipogi žvangina palūkanų žirklėmis ir turi dar ambicingesnių planų. Kol kas viskas skamba puikiai, tiesa? Pasaulio BVP didės, infliacija bus sėkmingai pažabota, žmonių perkamoji galia augs, bet paklausi manęs, o tai kągi pirkti? Štai kur pagrindinis klausimas. Kadangi viskas, ką pasakysiu, gali būti panaudota prieš mane, dėmesio, sekančių mano teiginių nepriimk kaip investicinio patarimo ar raginimo pirkti vienos ar kitos įmonės akcijų. Tiesiog dalinuosi su tavim savo įžvalgomis apie tai, kas trendins šiais metais investicinėme podiume. Ir mano subjektyvių manymų daugiausiai dėmesio nusipelno šie 2 sektoriai. Pirmasis jų tikrai neatspėsi, griūk nuo kėdės, tai technologijų ir dirbtinis intelektas. Ir žiūrėk tu man, kaip aš šitaip originaliai sugalvojau. Visgi šį dviratį išradau ne aš. Mane aplenkė PricewaterhouseCoopers, viena didžiausių apskaitos įmonių planetoje.
Jų ekspertai sėdėjo, galvojo, skaičiavo, žodžiu dirbo savo darbą ir valia. Jų parengtoje analizė prognozuojama, kad iki 2030 metų pasaulio BVP bus 14% didesnis nei dabar. Ir tai vien tik dirbtinio intelekto dėka. Ką tai reiškia skaičių kalba? Skaičių kalba tai reiškia, kad per artėjantį penkmetį AI indėlis į pasaulio ekonomiką viršys 15,7 trilijono JAV dolerių. Arba tiek, kiek šiuo metu siekia Kinijos ir Indijos BVP bendrai sudėjus. Kitaip sakant, daug pinigų. Kad būtų dar įdomiau, net 45% visos ekonominės naudos bus gaunama būtent dėl procesų tobulinimo, skatinančio vartotojų paklausą. Ilgainiui dirbtinis intelektas išmoks dar labiau individualizuoti produktų pasiūlą ir pritaikyti ją pagal klientų poreikius. Na, o patenkinti vartotojai šluos viską iš eilės. Beje, ar girdėjai, kad Apple'as visai neseniai sutiko sumokėti 95 milijonus baksų grinaisiais, kad tik taikiai spręstų konfliktus su grupiniu ieškiniu pateikusiais žmonėms? Liaudis skundėsi, kad Siri pažeidė jų kaip vartotojo privatumą ir patyliukais klausėsi jų pokalbių. Ir siaubelį ne tik jo šnipinėjo, bet ir atskleidė šią informaciją trečiosiam šalims. Suprask, reklamos ir kitoms įmonėms. Pagalvok, ar nėra su tavim tai buvę? Pasikalbė su draugu apie tai, kad diena karšta ir su mielu noru suvalgytum porciją ledų ir tik šas tavo mobiliakas pradeda bombarduoti tavo sąmonę dadų, Ben & Jerry ir baltosios varnelės reklamomis. Visgi AI gali žymiai daugiau už tai. Manoma, kad artėjantį penkmetį dirbtinis protas ir toliau bus naudojamas verslo procesų supaprastinime, apsaugos sistemose ar individualizuoto vartojimo patirties plėtojime. O drąsesni technologijų fanatai šią sritį vadina didžiausia komercinė ir investicinė galimybė sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Aš asmeniškai šiais metais tikrai nenuleisiu akių nuo tokių įmonių kaip Nvidia, IBM, Microsoft ar Google. Tik vat keblumas, praktiškai visos šios įmonės šiuo metu yra pasiekusios savo all-time high įverčius. Taip sakant, jų kainos yra pagrįstos jų talentais, o ne mūsų biudžeto galimybėmis. Ką manai apie stebuklingąjį technologijų septynetą? Tavo pamastymų lauksiu, kaip visada, komentarų skiltyje. Aptarinėk, laikink ir prenumeruok šį kanalą. Be šitokios tavo pagalbos, dirbtinis intelektas vargšelis pats nesusivoks, kad mano kūrimas turinys privalo būti rodomas kuo didesniam kiekiui žmonių. Taip kad ačiū tau už kiekvieną tavo laiką, komentarą ir žinoma prenumeratą. Visai nemažas jų būrys šventai tiki ir kito sektoriaus madingumu artėjančiais metais. ESG nepainti su prancūzišku PSG, o vad Morgan Stanley atliko investuotojų apklausą, kurios metu paaiškėjo gan įdomus dalykai. Pasirodo, net 77% millennialsų pirmenybę teikia būtent tvarioms ESG investicijoms. Ir jų susidomėjimas tokio pobūdžio temomis per 2 paskutinius metus auga greičiau nei bambukas. Prie ko čia pandų skanėstas? Jeigu nežinojai, bambukas tai sparčiausiai planetoje augantis augalas, kuris per vieną dieną gali įsistiebti net 10 cm. Primesk, jeigu tokiais tempais augta mūsų investicijos po 10% per dieną. Bet palikime šį lyrinį nukreipimą ramybėje ir pasižiūrėkime, koks augimas prognozuojamas ESG sričiai. Bloombergas primetė, jog iki 2030-ųjų aplinkos valdymo ir socialinių investicijų sektoriaus savyje turėtų talpinti apie 40 trilijonų JAV dolerių, arba kiek daugiau nei 10 Apple kompanijų kartu sudėjus dabartinėmis rinkos kainomis. Na, o ko tu tikėjais? Jei bent kartą per mėnesį pasiklausai naujienų, tikrai privalėjai suvokti vieną dalyką. Mūsų visuomenės protingėja, vartotojų lūkesčiai taip pat keičiasi. Žmonės vis labiau parinasi dėl įmonių poveikio aplinkai ar pačiam sociumui. Europoje įvairovės, lygybės ir įtraukties temomis diskutuoja jau net darželinukai. Tad nieko keisto, jog ESG iniciatyvos tapo būdų išsiskirti iš konkurentų. Jas palaikančios įmonės paprasčiausiai ant kiekvieno kampo šaukia. Žiūrėk, kokie mes šaunus. Pas mus rasite ir perdirbtus produktus, ir tvarias tiekimo grandinės, o kur dar mūsų bendruomenės įtraukimo programos. O vat mūsų konkurentai, tai ir medžius kerta hektarais, ir šiaip pas juos tik tai vyrai dirba. Štai tokiu būdu apsukrus marketologai gerina savo prekės ženklo įvaizdį ir stiprina santykius su klientais. Tik mūsų laikais kaip niekada anksčiau reikia ne tik padoriai atrodyti, bet ir tokiu būti. Kas laimė šias savotiškas padorumo rungtynės, lyderių gretose čia dažnokai minimi tokie vardai kaip ASML, Hermes, Colgate, Palmolive ar L'Oreal kompanijos. Visos šios įmonės seniausiai yra mano asmeninėme watchliste. Beje, jei tau įdomu, kaip man sekasi investuoti ir užsidirbti iš dividendinių akcijų ir ETF-ų, kviečiu tave sekti mano portfelius. Nuorodas juos paliksiu tradicinėje slaptavietėje po šio vaizdo įrašu. Jas paspaudęs sudeginsi itin mažą anglies dioksido kiekį, o žinių ar idėjų gali pasisemti metams į priekį. Tvaru ir prieinama kiekvienam. Matomai ESG iniciatyvos užvaldė ir šį kanalą. O žinai, kas dar garantuotai valdys žmonių mintis 2025-aisiais? Tai kriptovaliutas ir tikėjimas šviesia jų ateitimi. Praeiti metai kripto rinkai tikrai buvo nusisekę ir bitkoinas kirto $100 000 ribą ir pirmieji su juo susiję ETF-ai pagaliau tapo ne miražo dykumoje, o realybėje.
O kur dar Donaldo pažadai ir visi kiti reguliaciniai malonumai. Nuo Forbes artėjantiems metams prognozuoja nei daug, nei mažai. Jų manimo per 12 sekančių mėnesių bitkoinas gali pasiekti ir 150 000 baksų ribą. Net jei Trumpo administracijai pritrūks politinės valios ir kas svarbiausia kongreso pritarimo, tikima, jog šiemet viena iš G7 ir BRICS šalių gali įsteigti pirmąją strateginį valstybinį bitkoino rezervą. Be to, stebuklingojo septyneto nariai kartu turi daugiau nei 600 milijardų grynųjų atsargų. Tad nieko nuostabaus, jog analitikai mano, jog artimiausiu metu šios kompanijos taip pat gali įtraukti bitkoiną į savo balansą. Nuo bendra kriptovaliutų rinka turėtų viršyti 8 trilijonus dolerių. Objektyvumo vardant reikėtų pasakyti, kad aukso epocha žadama ne tik bitkoinui, bet ir eteriui ir solanai. To jiems linkiu ir aš. Juolab, kad ir pats savo piniginėse turiu šių kriptoaktyvų. Visgi, jeigu manęs paklaustų, ko 2025-aisiais palinkėčiau eiliniam Lietuvos investuotojui, mano atsakymas būtų labai paprastas. 2 dalykų. Pirma, investicinio stabilumo ir raštingumo. Kiekvienas su pinigai susijęs sprendimas savyje talpina tam tikrą rizikos laipsnį. Tad visi tavo veiksmai šioje srityje turi būti gerai apgalvoti bei priimami tik apsvarsčius visus už ir prieš. Nu, antras dalykas glaudžiai susijęs su vienu juokeliu, kurį neseniai nugirdau. Skamba jį šitaip. Patyrę investuotojai sako, kad akcijų rinkų žlugimas yra blogesnis už skyrybas. Priešingai nei skyrybų atveju, žlugus rinkoms jūs prarandate ne tik dalį savo pinigų, bet didžiausiam jūsų siaubui dar ir žmona niekur nedings. Tad raginu slides ruošti vasarą ir būti iš anksto pasiruošusiems visiems įmanomiems scenarijams. O tai įmanoma tik turint saugumo pagalbę, kurią kaip visad rekomenduoju įdarbinti per Freedom24 platformą. Šioje vietoje nesikartosiu ir palinkėsiu pelningų 2025 metų. Pasimatom kitose vaizdo įrašuose. Iki!